Važiuoju į sodą Balkasodį. Man savininkė papasakojo, kur randasi šaltinėlis, kur yra mineralinis vanduo. Toksai panašus kaip Birštono. Kas esat ragavę Birštonio mineralinį vandenį iš šaltinio, tai va kažkas panašaus. Tai pafilmuosiu, žiūrėkite. Taip, čia važiuoju netoli jau Balkasodžio. Ar Balkasodis, kaip jis ten vadinasi. Nu, važiuokime. Va šitas va sodas parduodamas yra. Dabar su savininkė kalbėjau, jau nusileido dar kaina 23 000 dabar. 2 sklypai. Čia va yra kvadratas maždaug toksai pasidaro per 2 sklypus. Palei pat pušyną. Tenais iš karto Nemunas. Tai va, bet aš dabar ne apie sodą video darau. O sodo video galite pamatyti nuėję pas mane į TikToko profilį. Viršuje prisektas yra, pripinintas, kaip sakant. Į viršuje antras liktai iš eilės sodas, jeigu norėsite detaliau pažiūrėti. Dabar mes važiuojame pasižiūrėti šaltinėlio. Ir pasiėmiau bambalį, prisipilsiu vandens. Važiuojam iki šaltinėlio. Parodysiu, čia prie pat, peškom galima nueiti. Bet nuvažiuosiu. Pasistatau mašiną. Ai, čia taip rodo įdomiai. Pasistatau mašiną, va, turiu porą bambalių. Varau iki šaltinėlio. Eikime kartu. Eikime. Tokie varteliai. Varteliai. Žiūrėkit, čia tokia duobė didelė. Tas šaltinėlis va ten. Va. Eikime. Tik čia reikės eiti per aplinkui kažkaip čia. Tiesiai nenueisiu. Nu, takučiu. O, medis užvirto. Čia vadinasi Druskelės šaltinėlis. Va, toks. Va. Valstybės saugojimas. Gamtos paveldo objektas. O kokie laiptai yra. Eikime. Vanduo čiurlena. Kvapas toks, kaip, panašiai kaip šitam Birštone. Nu va, šaltinėlis, apvirtęs visokiais medžiais. Va yra šaukštas, yra puodukų. Bambalys nupjautas yra. Nu ką, reikia prisipilti. Nu rimtai.
Vanduo kaip panašus skonis į Birštono mineralinį. Nu. Tikrai labai skanus. Reikia pripilti. Pambalį kažkaip. Va. Pambalis vienas. Du bambaliai. Super. Super, 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 super. Va, koksai šaltinėlis. Čia va teka viskas ir įteka į Nemuną. Nu va, turiu porą bambalių. O jūs skambinkit dėl sodo, Balkasodį. Labai gera vieta. Išeini į mišką, iš viso. Išeini į mišką, paeini palei pakrantę, takiukas yra. Ir ateini iki pat šaltinėlio. Gali ateiti nuo pat sodo. Tai va. Skambinkit, 23 000 už tokią vietą yra tikrai labai gera kaina, plus mūrinis namas su geru išplanavimu. Ten aišku reikia remonto, bet už tokią kainą nenorėkit, kad būtų viskas gatava. Tai va, skambinkit, sekit kanalą, dalinkitės ir nepraleiskite kitų video. Matot, sodininkų bendrija netgi vadinasi šaltinėlis, va parodau iš arčiau. Va. Šaltinėlis. Tai va, buvom prie šaltinėlio, o dėl to sodo, čia va prie pušyno, tai skambinkit. Va, ne tik Nemunas yra, šaltinėlis yra, sūraus vandens. Galit sriubą virti, druskos net nereikia. Sakė, žmonės verda sriubą iš to vandens, vietiniai. Ir labai skaniai gaunasi.